klausti, kaip jūs rado tą berniuko Kęstą. Ieškotojo kaip ir nereikėjo, todėl kad Kęsto tėvai ir seneliai buvo to kaimo gyventojai. Tai, kad ten gyvena neįgalus vaikas, buvo žinoma, tik tai kol šeimoje nekilo problemų, kol ten buvo tvarkomasi, tai niekas į tą šeimą nesikišo. O po to nebuvo Kęsto tėvo, mirė seneliai, liko Kęstas tik su mama. Pas mamą lankėsi asocialūs asmenys. Negali pasakyti seniūnija, kad mama pati girtavo labai. Bet asocialius asmenys priimdavo. Ir Kęstą dažnai palikdavo vieną. Tai mama girtaudavo. Mama pati tai nelabai gėrė, neišgerdavo, bet nebuvo žmogus, kurį būtų galima pavadinti alkoholiku. O toliau patirtis, kas tas berniukas mokyklos nelankė? Tas berniukas mokyklos nelankė, nes jisai nekalbėjo, o motina pati jo niekur nenorėjo leisti. Kai aš sužinojau apie tą šeimą, tai tas Kęstas, berniuko vardas Kęstas, jisai jau buvo pilnametis. Taip ir kaip sakiau, kad radau, kai nuvažiavau pati tą šeimą, tai aš radau iš tikrųjų, man ta situacija buvo labai baisi. Ir radau pririštą lenciūgų, didelį metalinių lenciūgų, kurie rišami gyvuliai. Ir Kęstas ant kojos, be jokio apsukimo, be nieko, grynų metalo apsukta ir apie koją, lygiai taip apie lovos koją, pririštas prie lovos kojos. Ir jo ribotos buvo, su tuo lenciūgu jis galėjo tai tik į lauko durų, netoliau. O jūs kaip pamatėte, kiek jam tada metų buvo, kai jis surado? Vat aš tiksliai nežinau, bet man rodos apie 19. Šiuo metu jam 34. Bus 4 gegužę. O kaip jis tada atrodė, kai jis suradote? Kaip atrodė, tai kūdas, liesas, suvargęs, ir akivaizdu buvo, aplinka buvo labai jau gailėtina ir Kęstas pats atrodė labai, pagal metus jis buvo aukštas, bet labai, kai nevalgė žmogus. Mama sakydavo, kad jeigu jį paleidžia, tai jis eina per kaimus. O toliau, kai mama prašėm, kad atiduotų į globos namus nedavė, į specialią mokyklą neleido, pabandėm išvežti į psichiatrinę ligoninę, po 2 savaičių parsivežė. Tai mamai mirus, jį buvo pasiėmę giminaičiai, Kaišiadorių rajone. Mūsų socialinė darbuotoja lankė ir ten. Kai buvo išsiaiškinta, kad toj šeimoje girtaujama, Kęstas buvo vėl išvežtas į Žiemsnių ligoninę. Kai grįžo, nuo to laiko jisai Jiezno slaugos ligoninėje. Jam buvo tvarkomi dokumentai į globos namus, į psichoneurologinį pensionatą. Bet mums tikrai buvo labai gaila, todėl kad jis nėra
psichinis ligonis, kuris turėtų gyventi tarp tų žmonių. Tai mes jį palaikėm Slaugos ligoninėje, o dabar Kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininko dėka sužinojo, kad Antavilių globos namuose yra šitiems žmonėms skyrius. Taip, skambinsim į globos namus, prašysim ministerijos siuntimo ir pasistengsim išvežti kuo greičiau. Nes dokumentai yra surinkti, reikia pakeisti tik tai medicinę pažymą, kuri yra pasenusi. Pavyzdžiui, už to berniuko perkėlimą, už to vaikino visus dokumentus tvarkymą, tie esate atsakinga savivaldybė. Dokumentus tvarkys socialinė darbuotoja seniūnijos, kurioje jisai yra deklaravęs gyvenamą vietą, Stakliškių seniūnijos, o toliau dokumentai papuola pas mus, yra komisija, kuri tikrai neprieštaraus, bet jam būtų gera. Tas berniukas gali bendrauti, įmanoma su juo bendrauti. Ligoninės personalas su juo susikalba. Taip. Jeigu jam pasako įsipilk vandens, jis nueina prie kriauklės, įsipila vandens. Pasako einam gert vaistus, jis eina į savo palatą, eina gert vaistus. Iš to sprendžiama, kad jisai girdi. Jis vadinasi girdi. Taip išeina, kad girdi, tik tai nekalba. O reikėtų kaip ir patikrinti jo audiogram. Šitą mes nesunkiai padarysim prieš atiduodant į globos namus. Taip. Ir tai atliks ligonis, Slaugos ligoninė, kurioje jis dabar yra. Jiezno Slaugos ligoninė. Klausimas, pavyzdžiui, kur jei pas jūs kreipėsi, patys, tiesiog bendamykalo. Ne. Ir anksčiau niekada, tai Ne, tikrai ne. Gal todėl, kad pas mus yra neįgaliųjų draugija, kuri, kol neatsirado šitą organizaciją pirminė, su visais susirgimais absoliučiai žmonės buvo neįgaliųjų draugija. Bet sakykime, vat ir ką aš norėjau pasakyti, kad kurčiųjų aš nesu sutikus. O pavyzdžiui, kada sužinojot apie kurčiuosius, kad priemonės yra... Kad jie yra, tai mes žinojom. Kad jie yra, tai mes žinojom, tik tai mes neturėjom atskiros organizacijos ir neįgaliųjų draugijoje. Ne kartą esu sakius, kad žmonėm geriau būtų organizacijose pagal susirgimus. Tai va dabar mes turim kurčiųjų, aklųjų, diabeto klubą, kiti visi kol kas vienoj draugijoje. Tai buvo draugija Viltis, bet jinai subyrėjo. Pirmininkė viena atsisakė, kita turinti savo vaiką, kuris priklausytų tai bendryje. Atsisakė ir bendryje išnyko. Bet pagal susirgimus aš manau, kad yra labai geri žmonės. Kai bendraujat, vienodo likimo žmonės. Kiekvienas pagal savo narį. Đâu ra cửa Ognienie podkępno. Taki
Pavalgyt, pavalgo, pats pavalgo. Nu. Jis anksčiau tik palatoj. Ir ryto. Jam liūdna čia vienam ar kaip. Taip. Pažiūrėkit, pabandykim, ką jis darys su to bananu. Valgė. Nepažįstas, taip atsainiai taip jau. Ką? Kai nepažįstas, taip jau. Supranta kalbą, supranta, matot. Jo, įpilk. Pavyzdžiui, jeigu kitą kartą kas nors nevalgo. Jeigu esi... Jie dabar suspyriai. Draugu. Padaryk estai.